Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pasirodęs 11, Jėzus tarė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai. Mano vardu jie išvarnės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo. Šiandieną bažnyčia švenčia Kristaus žengimo į dangų iškilmę, liaudyje vadinama šeštinėmis. Jau 40 dienų prabėgo nuo tos nakties ir to džiugaus ryto, kada viens kitam skelbėme ir džiaugiamės mūsų viešpaties prisikėlimu. Jis prisikėlė. Prisikėlusiojo susitikimų ratas vis plečiasi. Pradėdamas nuo vieno kito mokinio, vėliau ne vieną kartą susitikdamas su savaisiais mokiniais skirtingose situacijose, su platesnėmis miniomis, Jėzus rodo, jog jis yra gyvas, jog jis keliauja drauge su savo išrinktąja tauta. Taigi 40 dienų nuo Kristaus prisikėlimo iškilmės ir šiandien tarsi vėl verčiame naują bažnyčios puslapį. 40 dienų Biblijoje skaičius, kaip žinome, daug kartų pasikartojantis ir turintis savąją prasme. 40 išrinktosios Dievo tautos sklaidžiamo metų dykumoje, 40 dienų Jėzaus pasninko prieš pasirengiant misijai ir 40 mūsų gavėnios dienų keliaujant į Velykų slėpinį. Šis skaičius visą laiką rodo ėjimą į brandą, į tikrumą, į tai, ką visada žada viešpats. Šiandieną tarsi užbaigiami Jėzaus pasirodymai žmonėms ir ypač jo artimiems bičiuliams mokiniams. Jėzaus įžengimas į dangų tai dar vienas mūsų tikėjimo Jėzumi kaip Dievo sūnumi išpažinimas. Dievas iš tiesų norėjo parodyti kelią, kaip mes turime gyventi. Norėjo sukurti naujus tarpusavio santykius. Norėjo vėl mus tarsi sugrąžinti į tą pirmykštį rojų, kur skambėjo Dievo ir žmogaus juokas, ir žmogus jautėsi laimingas. Tačiau Dievas nepadarė už mus visko ir negalėjo to padaryti. Jis gyveno savo gyvenimą, jis kentėjo savo kančią, tačiau kančia buvo nugalėta prisikėlimu. Ir šis perėjimas iš kančios per mirtį į naują gyvenimą, tai yra parodymas mums, kaip mes turime gyventi, kokį kelią pasirinkti ir kaip tuo keliu keliauti. Būtent tokios prisikėlusio Jėzaus pamokos kiekvienam iš mūsų. Palaimintas, kas širdimi išgirs, kas ausimis išgirs, kas lūpomis skelbs, o svarbiausia savo darbais paliudys. Viešpats tarsi negalėjo daugiau pasilikti su savaisiais mokiniais. Jis sugrįžta pas tėvą, iš kurio yra atėjęs. Žmogus dabar, išmokęs gerosios naujienos pamokas, yra tas viešpaties darbų tęsėjas šiame pasaulyje iki viešpaties antrojo atėjimo. Tarsi žmogui reikėjo duoti tą naują laisvę, atkūrus jo gyvenimą pažeistą nuodėmės, naujo veikimo galimybę, būti nauju žmogumi ir ne tik savo pasiliekant, bet tuo dalinantis su tais, kurie jo gerosios naujienos negirdėjo.
Ko stovite žiūrėdami į dangų, girdime pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų knygos. Eikite į visą pasaulį, pasiuntinybę jau esate gavę. Susirinkusieji aplink viešpatį klausė: Viešpatie, gal dabar atkursi Izraelio karalystę? Biblijos autoriams atsakymas yra labai aiškus. Dievo karalystė jau atkurta per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, per jo gerosios naujienos paskelbimą žmonėms. Jėzus sako, jog siųsdamas savuosius mokinius suteikė jiems ypatingas galias. Jie išvarnės demonus, jiem nebebus baisus gyvačių įkandimas ir patys pavojingiausi nuodai. Jie gydys ligonius ir grąžins juos pilnutiniam gyvenimui. Iš tiesų tai perkeisto gyvenimo ženklai. Ne tik mokymas, bet ir paliudijimas konkrečiais darbais ir konkrečiais ženklais. Demonų išvarinėjimas ir gyvačių ėmimas rankomis rodo naują realybę. Sugrįžkime prie pradžios knygos, kur būtent pirmojo gundymo, pirmosios nuodėmės metu gyvatė šnibžda tuos apgaulingus žodžius žmogui, įnešdama sumaištį žmogaus širdyje. Gyvatė visą laiką reprezentuoja piktąjį šėtoną, kuris padalina žmogaus širdį. Ir Jėzus sako, jūs galėsite tai paimti rankomis. Šėtonas jau nebebaisus jį įtikėjusiems. Galėsite išvarnėti demonus ir grąžinti žmonės į gyvenimą, kurie priims ir įtikės gerąją naujieną. Iš tiesų neužtenka vien gėrėtis tais gražiais žodžiais ar užmigti ant laurų. Viešpaties pergalė yra įvykusi, tačiau būtent šiandieną, šeštinių dieną mes esame siunčiami eiti ir daryti tuos darbus, kuriuos Jėzus darė. Dovanoti žmonėms gyvenimą, dovanoti viltį, naują perspektyvą, gydyti, šviesti, kelti. Tokia yra mūsų pasiuntinybė. Ir būtent pirmiausia mūsų perkeistas gyvenimas, mūsų prisikėlimas yra tikriausia ženklas kitiems. Žodžių galima pasakyti labai daug, tačiau iš mūsų darbų žmonės galės spręsti apie tai, kaip mes sugebam priimti ir tęsti Jėzaus pasiuntinybę. Išgirdus viešpaties siuntimą, šiandieną norisi melstis. Tavo įžengimas dangun viešpatie mane džiaugsmu tepripildo. Nes man pasibaigė laikas stovėti ir žiūrėti, ką tu darai. Ir prasidėjo mano pasiuntinybės laikas. Tai, ką man patikėjai, traiško mano individualizmo kiautą ir mano pasyvumą stovėti ir žiūrėti, padarydamas mane asmeniškai atsakingu už pasaulio išganymą. Man viešpatie patikėjai savo Evangeliją, kad paskelbčiau ją kiekviename pasaulio kelyje. Duok man tikėjimo tvirtumą, kokį turėjo pirmieji tavo apaštalai, kad nenugalėtų manęs baimė, kad nesustabdytų sunkumai, kad nesugniuždytų nesusipratimai, bet visada ir visur aš būčiau tavo geroji naujiena, tavo meilės apsireiškimas, kaip tavo kankiniai ir šventieji visų pasaulio tautų istorijoje. Amen. Aleliuja.